Greitai savo 20-metį švęsiantis Lietuvos komunistų partijos 60-mečio Alytaus medvilnės kombinatas ir vėl panašus į statybinę aikštelę. Įmonės techninės rekonstrukcijos metu kliūčiai išaugs galinga, taip reikalingo pluoštinio audinio gamybos linija. Apie 13 milijonų invalutinių rublių kainavusių įrengimų montažas jau prasidėjo. Sekančiais metais pradėsim gaminti pluoštinį audinį. Tam tikslui mes pradėjom ruoštis, 87 metais. Padarėm sutartį su vakarų Vokietijos firmomis, iš kurių nupirkome įrengimus. Iš šios įrengimus eina sekantys įrengimai. 2 balinimo linijos ištiestam stovyje, mersterizavimo linija, 2 dažymo linijos termozolinės ir baigiamos apdailos linijos. Tuo pačiu nupirkome audinio pakavimo automatus. Atvyko specialistai vakarų Vokietijos. Darbai prasidėjo balinimo ceche, kur montuojama mersterizacijos linija. Taip pat dažymo ceche pluoštinio audinio įrengimų gamybai galėjom pasirinkti, buvo pagrindė 2. Galėjom pasirinkti vakarų Vokietijos ir Japonijos įrengimus. Vis dėlto mūsų kombinato vadovai nusprendė, kad vakarų Vokietijos įrengimai žymiai geresni, jie patikimesni, tarnavimo laikas ilgesnis. Todėl mes, už įrengimus mokėjom, kad ir brangiau mokėjom, bet vis dėlto jų tarnavimo laikas bus žymiai ilgesnis mūsų kombinate. Kada linija turi pradėti veikti? Sekančių metų Liepos pradžioje. Skaitom, kad specialistai mano, nėra tokio kaip atskiro montažo ir derimo paleidimo. Darbai vyksta vienu metu, montažas ir derimas vyksta kartu. Nėra tokio kaip pas mus sąjungoje, kad pirmiausia vyksta montažas, o po to vyksta įrengimų derimas paleidimas. Pas juos šis nėra. Grafikuose yra numatytas laikas, 6 mėnesiai montažo ir derinimo.